seserys Lietuvaitis, čia sveikinuosi aš, Gediminas Klingenšmit, ir šį tykų vakarą aš pristatau jums laidos Ta pati Lietuva 6-ąjį sezoną. Ir nors gal pasauliui manęs ir nereikia, bet man reikia pasaulio. Ir todėl aš čia šiandien pakalbėsiu su jumis apie visas aktualijas ir neaktualijas ir apie Lietuvos politinę padėtį ir apie pasaulio politinę padėtį ir ne vien tik apie politiką. Na, iš tikrųjų galite paklausti, kodėl buvo toks ilgas tarpas tarp 5-ojo sezono ir 6-ojo. Iš tiesų čia yra tokia laida, kuri ėjo. Na, aišku, ne visi sezonai buvo vienodi, ne viską jūs galite ir dabar pamatyti. Yra išrinkta tai, kas ir buvo geriausia. Tai, kas buvo geriausia, tai jūs galite pamatyti, pažiūrėdami internete mano YouTube kanale. Nors aš jau ir prikalbėjau kiek galima daugiau dalykų apie pasaulį, apie Lietuvą, apie tą pačią Lietuvą, apie Lietuvos politinę situaciją, apie Vilniaus savivaldybę, kas čia vyksta. Vis tęsiasi, rutuliojasi mūsų gyvenimas, bėga mūsų metai ir vis atsiranda nauji, o gal ir lygiai tokie patys dalykai, apie kurias tiesiog norisi man savo širdį išliet. Visų pirma, dar prieš pradėdamas šią laidą aš norėčiau pasakyti, kad jeigu jums patinka, o gal ir nepatinka, tai ką jūs matysite per šį artimiausią pusvalandį, tai jūs galite pasižiūrėti ir mano Gediminas Klingenšmit ekstra kanalą. Ten dar daugiau yra nesąmonių, bezabrazijų vadinamųjų, blevizgų. Tai žodžiu, galit pažiūrėti ką tik norit. O dabar aš pradėsiu irgi nuo tokios bezabrazijos, kurią man tenka jau keletą čia savaičių, ne savaičių, jau beveik mėnesį patirti. Man, žinot, yra labai sunku gyventi šiuo metu. O kodėl man yra sunku gyventi? Dėl to, kad aš esu terrorizuojamas. Ir kai žmonės kalba apie teroristus, nu kas gali būti teroristai? Rugsėjo 11. Tai kas čia mane bombarduoja, kas čia man lėktuvus siunčia? Aš jums pasakysiu, kas mano lėktuvai yra. Uodai. Taip, pradėsim ne nuo politikos, nuo uodų. Nors uodai irgi vykdo savo karinę teroristinę politiką, priešišką žmonijai. Jie yra tiesiog, aš nežinau kaip pavadinti šitos sumautus padarus. Aš nežinau, iš kur jie ateina, ko jie nori, ko jie tikisi iš manęs, kodėl jie mano kraują siurbia naktimis. Aš bandau miegoti, o vis atskrenda jie ir vat, kur čia? Šitoj, ne šitoj. Nu, man sunku žiūrėti, kai čia veidrodinis atspindys, aš žiūriu į ekraną, kaip aš filmuoju šitą laidą, o savęs tai nematau, man net sunku orientuotis, koks čia aš per padaras esu. Tai vat, ką aš dėl uodų norėjau pasakyti. Tai žodžiu, mane taranoja uodai kiekvieną naktį. Aš nežinau, iš kur jie atskrenda. Langai uždaryti, viskas. Klept neatidaromi, niekada. Ir gal iš kitų erdvių atskrido namie, kur buvo. Bet iš kur man žinot, kodėl jų tiek daug? Tiek daug! Aš neįsivaizduoju, aš turėjau... Ką aš turėjau su tais uodais? Jo, gerai, dabar nėra uodų. Ką aš čia žiūriu, aš jokių uodų nematau. Bet aš prieš kelias dienas, prieš kokią savaitę, užmušu vieną uodą, kitą uodą, po to nieko nebesugaunu, po to vieną uodą, kitą uodą, ir man ne vis tiek naktim kelia, ir po to dar vieną uodą, kitą uodą. Po kiek dienų, šiandien aš užmušiau, aš grįžau namo, nuvargęs, pailsėt trokštantis. Ir įžengiu pro duris ir ką aš matau, 3 uodai tupi ant lubų. Aš nežinau, kaip jie laikosi. Čia kažkokia matrica iš vis yra. Kaip uodai gali laikytis ant lubų? Jeigu aš užlipu ant lubų, tai aš nukrentu. Tai yra melas, aš nelipu ant lubų. Bet uodai lipa. Ir ką man daryti dabar? Aš jau išbandžiau visokiausius metodus. Aš šiandien pasiėmiau sunkiąją techniką karui prieš šitos baisius padarus, bet vis tiek aš sugavau 2 uodus, o tas trečias, tai iš kur man žinot, kur jis yra.
Žinot, aš dar esu toks nuvargęs jau nuo viso šito, kad man net sunku sugalvoti, ką man su jais daryti. Bet vat čia tokia yra likimo ironija, kai žmogus gyvena, atrodo viskas jam gerai gyvenime yra, bet atskrenda uodai. Ir, dar vienas uodas, kuris man atskrido šiais metais, prieš pastarąsias kelias savaitės, yra Vilniaus visuomeninis transportas. Didžiulis uodas, jis visada gelia, ir būtent į skaudžiausias vietas. Prasidėjo nauji, mokslo metai, Sugužėjo visi tie vadinamieji moksleiviai į autobusus. Ką aš kalbu? Aš kalbu apie tuos mažuosius vaikučius. Kaip gyvendamas rajone, kur yra kaip gyvenantis rajone, kuriame yra įprasta važinėti su automobiliu ir kelt kamščius nuo dabar. Nes dabar aš Antakalnį išdaviau. Ir kas nematė. Žmonės nežino, kad aš Antakalnį išdaviau. O čia yra man keiščiausia. Aš taip aiškiai pasakiau. Čia dabar vienintelė, man atrodo, 5 sezono serija, kurią galit pažiūrėti. Aš esu neapsakomas išdavikas. Kviečiu pažiūrėti tą seriją, kur aš pristatau savo bėdas su Antakalniu. Bet aš dabar gyvenu nebe Antakalny. Ir kas čia vyksta? Šitam mano rajone yra 31 autobusas. Puikus autobusas. Veža iki pat centro, iki pietinio senamiesčio. Skųstis nebūtų galima. Ir nebuvo galima. Buvo galima, aš vis tiek skundžiausi, bet čia aš tai. Bet bendrai nebuvo galima praeitais metais, kai buvo normaliausias tvarkaraštis. Ir kadangi aš sakau, šiaip čia yra ta mada, aš nekenčiu tų žmonių, kurie veža vaikus į mokyklą su mašinomis, dėl to, kad jie neadekvačiai elgiasi, jiems būtina įsukti į mokyklos kiemą, kai mato, kad yra eilė, blemba, išleiskit gatviai, kas tą vaiką partrenks perėję, yra šviesoforai, neturi įsukti kiemą ir turi stovėti eilutėj, kol galėtų įsukti kiemą, nes visi nori įsukti kiemą. Tai kaip galima doroti su šitais žmonėmis? Bet tai, tokia problema yra vieni žmonės, kurie taip neadekvačiai elgiasi, o kiti žmonės elgiasi neadekvačiai, bet kitaip. O tai kaip jie elgiasi? Vaikus susodina į autobusus ir važiuoti. Ir čia iš tiesų yra daug geresnis variantas nei mašinomis važiuoti, nei ten nesąmonės daryti, kamščius kelti dėl nieko, bezabrazijas visokias daryti. Bet žodžiu, kas atsitinka? Buvo normalus tvarkaraštis rytinio piko metu. Važiavo daug transporto, 7 valandą iki 8, kada prasideda moksleivių pamokos visame Vilniuje. Beveik. Žinau, kad ten yra kažkokios mokyklos, kurios pradeda nuo 8:30, bet tai 8:30 iš vis nesa. Bet šiaip 8:30 gerai pradėti, dėl to, kad tada gerai, yra problemos. Būreliai nesusiderint gali vaikams, gali dar kažkas atsitikti. Bet bendrai dėl kamščių, dėl to, kad mašinos pasiskirsto ir nėra taip, kad visas yra anšlagas vienu metu, o jos pasiskirsto, tai jau iškart jau yra geriau su tuo teismo planavimo atveju. Bet dabar, ką jie padarė, ten, kur 31 važiuoja, tai ten visi važiuoja 8 valandai. Ir kas atsitinka, kai jie važiuoja 8 valandai tie mažvaikiai? Tai kas atsitinka? Tai daug jų prilipa. O ką jie sumanė? Vilniaus visuomeninio transporto tvarkaraščių planuotojai nuimti vieną reisą. Tai piko metu dirbantis autobusas, spėkit, kada pradeda darbą. Iš stoties. Link Naujosios Vilnios. Tai reiškia, čia nėra net pagrindinė kryptis, čia yra antrinė kryptis. 7:50. Tada jau pikas visas praėjęs. Čia yra beprotystė. Kaip taip galima elgtis su dorais Lietuvos žmonėmis? Jūs žinot, kad ten ne tik moksleiviai važiuoja, bet tai negali ne tik moksleiviai važiuoja, dėl to, kad niekas nedelpa, dėl to, kad moksleiviai važiuoja ir tada moksleiviai nebevažiuoja, bet jie vis tiek važiuoja. Tai ką daryti? Argi ne taip jau sunku grąžinti tą reisą? Ypač, kai jie dabar padarė, kad 10 valandą autobusas važiuoja į miestą, kas 12 minučių 10 valandą, kai nieks nevažiuoja. Kur čia logika, aš galvoju, tai logikos matyt, kad nėra tame. Tai
aš jiems, ir čia geriausia dalis, aš jiems parašiau laišką, dar prieš įsigaliuojant tvarkaraščiams, prieš rugsėjo 1, aš pasistengiau, parašiau tiradą savo, prašom, maldaujam jūsų, nėra atsakymo, aš dar parašiau, prašau atsakykite, iki kol įsigaliojo. Atsakymą pateiksime iki šių metų rugsėjo 25 dienos. Aš jau kartą prašiau koreguoti tvarkaraščius praeitais metais dėl popietinio kursavimo šito maršruto. Jie tą patį pasakė ir po to mėnesio jie sakė, atsižvelgsim, bet jie neatsižvelgia, matomai neatsižvelgia, dėl to, kad dabar nesąmonės ir toliau vyksta. Tai ką daryti doriems Lietuvos žmonėms, kurie nori važiuoti transportu? Nieko. O dar užbaigdamas ties transportu pasakysiu vieną gerą dalyką, nes negalima tik skųstis. Aišku, aš visada skundžiuosi, bet ne visas pasaulis yra vien aš. Tai žodžiu, vairuotojai su priekiniam durim, čia mano žiauriausias dalykas. Vairuotojai turi atidaryti priekinės duris, nes taip yra taisyklėse parašyta, o vairuotojai, kurie netidaro priekinių durų, tuos vairuotojus aš širdį giliai jais nusiviliu ir aš reiškiu savo nusivylimą įvairiausiais būdais. Aš vieną kartą įlipau ir man taip sugadino dieną vairuotojas, kuris turi atskirą padarytą kabiną, kad niekas prie jo nelystų, jis nesugebėjo atidaryti durų keleiviui, kuris net fiziškai nepriartėtų prie to vairuotojo dėl to, kad jis turi stiklinę sieną pasistatęs, jam pastatė ten šaltkalviai parko autobusų. Bet jis neatidarė, tai ką aš pridariau, aš taip pasibaisėjau, aš net atsiliepimą parašiau, kaip čia yra blogai. Bet šiaip pastebėjau, kad tokių vairuotojų mažėja. Dėl adekvačių piliečių pastangų tokių vairuotojų mažėja. Ir jeigu jums autobusas neatidaro priekinių durų, nuskenuokit tą barkodą, QR kodą ant vairuotojo kabinos, nuskenuokit ir parašykit atsiliepimą. Kas atsitiko? Netinkamas vairuotojo elgesys, neatidarytos durys keleiviui. Ir taip galima pagerinti Vilniaus visuomeninį transportą. Puiku. Tiek apie transportą, ką aš čia norėjau pasakyti, daugmaž pasakiau. Metas pakalbėti turbūt apie politiką labiau. Nes politikoje įvyko daug dalykų. Aš apskritai apie Seimo rinkimus nekalbėjau, nes viskas įvyko taip, kaip aš tikėjausi. Ir apie Lietuvos Seimo rinkimus, ir apie Amerikos prezidento rinkimus. Aš apie Ameriką dar pakalbėsiu labiau laidos gale, bet pirma apie Lietuvą. Kas atsitiko Lietuvoje? Lietuvoje, tai čia jau tokia tradicija. Yra 4 metai konservatorių, 8 metai socdemų. Čia yra pagal taisyklę, visada taip ėjo. Čia buvo, man atrodo, kada? 96-2000 konservatoriai, po to socdemai, prieš tai dar socdemai, po to socdemai, 2008-2012 konservatoriai, po to socdemai, vienaip ar kitaip jie išliko toj koalicijoje jų maždaug. Tai žodžiu, ir po to 20-24 metais konservatoriai. Tai jie pabuvojo savo tuos 4 metus ir dabar atėjo socdemai. Bet dabar žmonės sako, ir aš manau ganėtinai teisingai, dėl to, kad jeigu tu nepatyrei Lietuvos politikos, jeigu čia yra tavo Lietuvos politikos, kaip čia pasakius, jeigu tu seki Lietuvos politiką nuo kokių 2012 metų, kaip pavyzdžiui aš seku, tai ką tu tada matai? Matai, kad prieš tai buvo, buvo kažkokie, pusiau kompetitingi, nelabai kompetitingi, žmonės buvo auksiniai šaukštai, ten su Oleku tuo pačiu, kuris dabar Seimo pirmininkas, jis ten pirko auksinius šaukštus kariuomenėje už ten kosminę kainą ir po to visi iš jo juokėsi. Po to buvo Skvernelis su savo pažadais ir su savo darbais ir su savo asfaltavimais ir su savo nežinia kuo. Ir po to atėjo konservatoriai, kurie tvarkėsi su pandemija, bet niekam jie nepatiko. Tas niekas, aišku, galbūt nuo Facebook'o ar ko ten priklausomi žmonės, ką žinau, kuriems labai nepatiko, kaip jie ten tvarkėsi su pandemija.
Nu, ir dabar kas? Nu, bet visos tos kadencijos dar, nu, tos kadencijos nebuvo, nu, nepalyginsi jų su to, kas vyksta dabar, nes mes gavom, nes socdemai, nu, ir realiai ką aš pasakysiu apie socdemus, aš šiaip maniau, kad, nu, kas socdemai, nu, gal jau nėra taip blogai, nu, aš žiūriu, nu, jų programą, nu, aš žinau, kad jie nesilaiko tos savo programos, kad jie niekada jos nesilaikė, nu, bet blemba, nu, gal nėra jau taip blogai. Nu, pažiūrėsim, kaip bus. Nu, aš žinojau, kad jie laimės. Aš žinojau ir aš sakiau, kad jie laimės. Nes nu, visų pirma, taip rašė visos apklausos, visų antra savaime suprantama, už konservatorių jau iš eilės niekas neperrinks po to. Ir po to ir šitų... Kas dar yra Žemaitaitis. Nu, tai kas jis? Nu, jis nebus... Jis yra per daug, nu jis nepakankamai kalbėjo apie pensijų kelimą, kad būtų koalicijos formuojantysis esminis elementas. Bet tai va, išrinko socdemus ir po to Blinkevičiūtė ten įkalbinėjo, nu aš turėjau nuojautą, kad ten nieko su jie neišdegs, nu žodžiu, bet nelabai tvirtai, nu kaip bus, tai bus. Vis tiek socdemai, ne socdemai. Šiaip aš nežinau, kas būtų buvę geriau, ar Blinkevičiūtė, ar Paluckas. Šiaip čia yra klausimas dar, kaip būtų buvę, bet aš tikiu, kad jau kaip buvo, tu niekada to jau net fiziškai negalėtum pakeisti. Nu gerai, tai turim gyvenimą tokį gražų. Turim Paluckas kažką ten prisidirba, nu ne kažką ten, nu aš nesigilinsiu, visi žino, ką pridirba Paluckas su savo ten reikaliukais. Tai dabar mes turim dar ką aš norėjau pasakyti, aš nesitikėjau, kad Žemaitaitis paklius į koaliciją. Aš tikėjausi, kad paklius realiai aš tikėjausi, kad sugrįš 16 metų koalicija identiška. Mano buvo toksai spėlionė tokia mano buvo, kad bus socdemai, bus valstiečiai ir bus Skvernelis. Nu, valstiečiai ir Skvernelis buvo vienas bendras vienetas, didžiulė sąjunga. Tai, nu ne tėvynės, bet Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Ir kas dabar valstiečiai su tuo Vėgėle, advokatu, kuris ten susipyko su Karbauskiu, nu žodžiu, ten irgi tragedija, nu aš maniau, kad jie 3 išeis, nes tiek pamenu, jiems maždaug išėjo ten daugumą gauti. Jeigu dar Lenkai būtų prisijungę, aš galvoju, jie galiausiai ir prisijungė prie LVŽS frakcijos Seime, tai Lenkai prisijungė, tai viskas, всё хорошо, kaip sakoma, nu kaip sakytų Rudinienė ar ten kas, всё хорошо ir turim koaliciją, nu čia dar normaliai, bet aš nesitikėjau, kad būtų Nemuno aušra, aš jau tikėjausi, kad liberalai, nu čia šiaip realiai, kai dabar pagalvoju, nu niekada nebūtų buvę liberalai toje koalicijoje, nu iš pradžių kalbėjosi, nu bet kad jie pasirinko šitą, nu tai čia, nežinau, man tai juokinga pasidarė, nu, bet realiai, nu mes matom chaosą ir jau mūsų valdžia ėmė ir realiai subyrėjo jau mūsų valdžia, nes tiesiog neatsilaikė šitas mūsų personažas Paluckas, nu ką jis. Aš šiaip neseniai skaičiau, tu žmogus būdamas, tu aptinki tokių dalykų, kurių tu net nesitikėtum apie Palucką. Aš skaičiau apie dainininkę Ona Karkauskaitė. Labai tokia estrados primadona, nu atseit tokia jau sovietmečio pabaigoje, ten dainuoja gražiai, nu normaliai, ten, ką aš nežinau, Paspūką kartą dainavo vienam koncerte, nu nežinau, turbūt ne vienam, nu jį ten visokiuose koncertuose dainuoja. Tai va ta Ona Karkauskaitė, ir ji buvo pakliuvus į skandalą, kad ji buvo iš esmės okupavusi socialinį būstą. Tiesiog okupavusi, nu jai ten nelabai kaip ir vieta buvo, nu bet jį ten visai gerai, ten viskas buvo, bet jį nenorėjo jo atiduoti. Ir ten aš skaičiau straipsnį 9 metų, aš suradau tas straipsnį, sužinojau, aš galvoju, nu blemba, nu tokia, atrodo visai tokia normali dainininkė, viskas su jie gerai, nu tokia visai maloni atrodė, tokia inteligentiška, nu bet susimovė, nu tai kas, nu tai aš skaitau tą straipsnį, kaip jį tą okupavo savo tą socialinį būstą ir ten skaitau ir paskutinį eilutę įrašomą
Ypač keistai ten pasižymėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Paluckas, kuris rengė įstatymus, kurie padėjo pridengti ir apsaugoti jos būstą. Nu tai blemba, nu tai kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Jis ne tik tą parodė, aš manau, žmogus pasiknistų, aš čia visiškai netyčia užtikau šitą dalyką, žmogus pasiknistų ir surastų, ką jis dar daugiau prikniso. Nu, žodžiu, su Palucku tragedija. Nu, nežinau, sakau, Blinkevičiūtė, nežinau, kiek būtų geriau. Nu, gal būtų geriau. Ką žinau, nu, bet jeigu teista tu siunti premjerus, nu, tai ko tu tikiesi? Nu, aš tikėjausi, kad jis neatsilaikys. Nu, žodžiu, o mes gavom dabar tokią Rūdinienė, o tai ką Rūdinienė, aš galvojau, bet kas bus, nu Olekas, nu auksiniai šaukštai, nu gerai, jis dabar pirmininkas, nu galvoju, nu gerai, šitą tikrai ištišai premjerus, gerai, vis geriau negu Paluckas. Ne, Rūdinienė ištišo, čia... Šito tai aš nesitikėjau, kai aš sužinau, kad jie Rūdinienė ištišo, tai čia jau man buvo didžiausias šokas. Bet žmonės sako, kad tokio chaoso Lietuvos politikoje dar nebuvo visoje istorijoje. Ir va čia mano mintis. Tai, ką mes turim, yra blogai, yra negražu. Jau mūsų valdžia subirėjo, bet kiek valdžių birėdavo? Kiek būdavo Nemuno aušrų? Kas ta Nemuno aušra? Tai niekas, tai dabar susikūrė. O tiek metų Seime buvo Tvarka ir teisingumas, tuo pačiu Žemaitaičio partija, gal su kitom asmenybėm, bet vis tiek Tvarka ir teisingumas, Žemaitaitis ten buvo ir gražiai gyveno. Paksas buvo, vardė, tu mano, žmonės pamiršta Paksą, kad toks egzistavo. Tas tai išvis prezidentas, kurį visi išvijo, nes jis su rusais prisimeilikavo. O kas dar buvo prieš tai? O dar prisiminkim pačią pirmąją valdžią iki 96 metų, kas buvo, kodėl konservai tada buvo išrinkti. Dėl to, kad ten tai kas metus iš vis keitėsi valdžia, ten net ne vieną kartą keitėsi ir ten buvo visokie ten vagys su kolūkiu, ten visokiom ten, kas ten, privatizacija kai vyko. Kas yra privatizacija, tai kai tu privatizuoji, bet privatizuoji labai dosniai savo. Ir nu ten taip atsitiko, nu tai kas, kolūkius sugriovė Landsbergis, bet iš tiesų kolūkius sugriovė pirmoji valdžia, tai tie Brazauskėliai visi. Ten buvo irgi vadinam, nu darbo partija žmonės gal asocijuoja labiau su Uspaskichu, nu tas irgi prisidirbo, kai jis ten kažką ten skandalą prisidarė, po to jis į Maskvą pabėgo ir po to jis ten pasikvietė dainininkę Irmą Jurgelevičiūtę, kad jie įrašytų vaizdo klipą, kaip jie ten myli vienas, aš nežinau ar myli, bet kažką jie vienas kitą ten pažįsta ir gerbė. Bet pirmoji valdžia, sako Landsbergis, ten sugriovė kolūkius. Ne, kolūkius sugriovė Brazauskas. Vat tie, ką prisivodė, kur ten kas metus keitėsi valdžia, nu ten tai jau buvo didžiausias chaosas. Mes žmonės gyvename labai stabiliai, nu mes turim Nausėdą, nu kas ta Nausėda, nu tai, nu gal jis ir yra nieko gero, nieko ypatingo, gal jis ir yra silpnokas prezidentas, nu bet palyginus su Palucku, nu geresnis, ir nu bet bent jau šita pusė kažkas stabilaus yra, mes neturim nei Brazausko, nei ko ten. Mes šiais laikais, aš sakau, Lietuva turbūt dar taip gerai, kaip dabar negyveno. Ir rytoj irgi gyvens geriau negu šiandien. Ir turime tai prisiminti, nes aš sakau, ta pati Lietuva. Bet turbūt reikėtų sakyti tie patys lietuviai. Lietuviai yra tokie žmonės, aš nežinau, lietuviai mėgsta skūstis. Ir lietuviai mėgsta, nu, jie nelabai mandagiai bendrauja. Nu, gal aš per daug Facebook'o skaitau, bet aš ten labai retai, kada esu suradęs mandagiai bendraujančius lietuvius. Nu, bet šiaip bendrai tie lietuviai, su kuriais aš iš tiesų bendrauju, yra visai mandagūs žmonės. Tai gal čia pamoka turėtų būti ta, kad nereikėtų žiūrėti per daug Facebook'o. Ir nereikėtų žiūrėti per daug Fox News. Ir nereikėtų balsuoti už žmonės, kurie yra tiesiog tokie, nu kaip čia pasakius. Nu aš žinojau, kad Trumpą išrinks. Va taip.
Aš žinojau, aš kasdien sekiau jų tas apklausas, ką jie ten darė. Aš žinojau, kad Trumpą išrinks. Žmonės, bet čia yra žmonių ta silpnybė. Jie mato, kad blogai ir jie balsuoja už kažką kitą. Gal bus bent, jeigu ne geriau, bent jau kitaip. Nes žmonėms nusibosta. Ką, jeigu aš būčiau amerikietis, gal aš irgi būčiau balsavęs už Trumpą. Nemanau šiaip. Nors gal. Aš nežinau, kaip aš elgčiausi, kaip aš būčiau amerikietis. Aš kaip lietuvis, aš negaliu objektyviai pasakyti, ar Trumpas geras ar ne, dėl to, kad man rūpi tik Lietuvos interesai. Ir Lietuvos interesais Trumpas nėra toks geras, kaip ten ta. Aišku, nieks nežino, kokia jį būtų gera. Man atrodo, jį nieko nedarytų, kaip koks Nausėda būtų juodoji Nausėdienė, Amerikos prezidentė. Juodoji Nausėdienė. O apie žmogžudystės, kas ten? Dabar žmonės sako, kad jeigu yra žmonės, su kuriais tu nesutinki, kurie yra fašistai, kurie ten kažkas, tai šitos žmonės, tegu jie miršta, jos reikia visus iššaudyti, žudyti, sušaudyti, kaip aš ten sakiau, sušaudyti Lenkus. Aš ten taip ir sakiau, bet aš sakiau sakydamas ką, bet aš nežinojau, kad žmonės iš tiesų sušaudykim buržuaziją, kokia čia komunistų revoliucija atsirado šiais laikais. Sušaudyti, kaip tas buvo tas kuris to draudimo firmos vadovą nušovė, kaip jis tas Luidžis Mandžionas, aš nežinau, kaip lietuviškai man jį vadint. Ir dabar aš jo vardo neprisimenu, bet tą, kur aš neprisimenu to žudiko vardo, bet realiai aš girdėjau tokią mintį, kad politinis smurtas yra politinis silpnumas. Nes tu parodai, kad tavo idėjos per silpnos, kad jomis galėtum įtikinti žmonės ir tau belieka pasirinkti tik smurtą. Taigi žmonės, nesmurtaukit prieš savo šeimą, nesmurtaukit prieš savo vaikus, nesmurtaukit prieš savo buržuaziją, nesmurtaukit prieš savo politikus, nesmurtaukit ir prieš save. Smurtaukit prieš vairuotojus, kurie neatidaro priekinių durų. Ir su šia nuostabia gaida aš dėkoju jums visi Lietuvos piliečiai. Jei ką, aš už nieką neatsakau. Jūs žiūrite politinę satyrinę laidą Ta pati Lietuva. Aš buvau ir vis dar liksiu Gediminas Klinešmit, nebent kažkas įkiš pištalietą ir mane dabar nušaus. Tada aš būsiu buvęs Gediminas Klinešmit, būsiu istorinis Gediminas Klinešmit, o dabar aš esu esantysis žmogus, Lietuvos pilietis Gediminas Klinešmit, ir aš tikiuosi, kad jūs irgi esat Lietuvos, o jeigu ne Lietuvos, tai kitų puikių šalių piliečiai, kurie nori gėrio mūsų pasauliui ir mūsų Lietuvai. Taigi, ačiū už dėmesį ir linkiu jums gero vakaro. Viso gero.